vienas. Pati procedūra yra, šiaip ant popieriaus skamba gan įspūdingai, tai tiek, kad tu ateini ir atsisėdi į kambarį, kuris turi vandens, tu tame kambaryje plūduriuoji ir, sakau, skamba kaip ir neįspūdingai, bet turiu pasakyti, kad per tą atplūduriuotą laiką ir protai, ir kūne pakankamai daug nutinka. Drįsčiau teigti, kad čia yra visgi vienas iš labiausiai atpalaiduojančių dalykų, ką man teko patirti. Nes dabar, išėjęs, tai jaučiuosi taip, kad, net nežinau, kaip tiksliai pasakyti. Atrodo, kad dabar tu esi pasiruošęs kaip bet kam. Galėtum dabar imti ir daryti bet ką, taip laisvai, no problem. Jeigu ateini su kažkokiom mintims, nuovargiais, tai labai tikėtina, kad viskas ten kartu ir išplūduriuos iš tavo galvos. Įdomu, kas dar būtų po kokių 3 pasėdėjimų, po 4, kai ta aplinka jau būtų įprasta ir nereikėtų tiek daug laiko, kad apsiprasti, nes iš tikrųjų yra toks biškai adaptacinis periodas, kada tu su ta būsena susipažini, nes yra labai keista, tai yra labai nenatūralu, kada tu tiesiog plūduriuoji ir tau nebėra skirtumo ar viršus, ar apačia, ar kairė, ar dešinė. Ir tuo labiau tu nieko nematai ir tu esi vienas, visiškai jokių dirgiklių. Manau, kiekvienam iš tikrųjų reikėtų pabandyti bent vieną kartą gyvenime. Ir kiekvienas žmogus tada pajaustų, ar tokios procedūros jam reikia ar ne. Bet manau, ilgalaikės naudos tikrai šitas dalykas turi.